Sveiki atvykę į mano kanalą Laumės laisvalaikis. Mano vardas yra Inga. Šiandien yra birželio 1 diena ir noriu pasidalinti planais, ką planuoju veikti birželį. Tai prieš save ir matote keletą nedidelių darbų, ką tikrai veiksiu. Tai štai toks Wonderland Crafts 3D namelis, kurio šiuo metu yra išsiuvinėta tik tai viena dalis stogo pilnai ir kita beveik. Tai judinsiu jį toliau, siuvinėsime sienas. Ką dar judinsiu? Tai tikrai judinsiu Vitalijos Miščiuk ledus. Pabaigsiu greičiausiai pingviną ir pradėsiu ką nors kitą. Dar judinsiu Natalijos Lužanskajos arba Susirėja jedinoroga. Štai tokį drugelį. Taip pat Marijos Bosko kalėdinį nykštuką. Jį planuoju artimiausiu metu pabaigti ir pasiūti, panaudoti jį dekoruojant prijuostę, kurią siūsiu savo draugės mergaitei. Ir draugiai taip pat siūsiu tuo pat metu. Jos siuvinys jau praktiškai baigtas, liko prisiūti tik tai karoliukus, kuriuos prisiūsiu prieš pat siuvant, kadangi reikės išlyginti prisiūtųjų karoliukus ir vėl išlyginti. Bandysiu pabaigti ir apipavidalinti štai šitą laumžirgį, kuriam reikia prisiūti veltinį ir prisiūti prie tokio rato. Ir tikrai judinsiu Longdog samplers, štai šitą samplerį Pandemic, kadangi jį planuoju įkelti į Kryžiukų namuose vykstantį projektą Kryželis po kryželio. Čia bus mano darbas, kurį aš judinsiu šiame projekte nuo šiol, kadangi prieš tai buvusi darbą pabaigiau. Tai tiek planų, ką veiksiu. Gal atsiras kažkokių naujų siuvinių, naujų pradėtukų, kadangi gegužė atnešė daug pabaigtukų. Laisvino daug rėmų, galima pradėti naujų darbų. Tai tiek planų birželiui. Aš einu siuvinėti, su jumis susitiksim kitame įsijungime. Sveikinuosi su jumis ne visai birželio pabaigoje. Šiandien yra birželio 29 diena, bet kadangi rytoj neturėsiu kada nufilmuoti video, tai bandau tai padaryti šiandien ir noriu atsiskaityti, kągi pavyko nuveikti per birželį. Tai prieš save matote mano pabaigtukus. Jų šį kartą nėra taip įspūdingai daug ir tokių įspūdingai didelių, kokių buvo gegužė. Na, bet vis tiek pasižiūrėkim. Tai štai pirmas jau galutinai pabaigtas ir apipavidalintas darbas, tai yra Natalijos Lužanskos laumžirgis. Jame buvo likę tik tai prisiūti veltinį, ką ir padariau, ir prisiūti patį laumžirgį prie šito rėmelio. Tai jau jis galutinai pabaigtas, jau galima įkabinti, jo dekoruoti namus. Labai jisai smagiai siuvinėjasi, buvo daug tokių iššūkių, kai kančingo padarimas, kas su to blizgiu siūlu man nelabai patinka, bet vis tiek tai reikia padaryti. Įvairių karoliukų šį kartą buvo ir kristaliukų, kuriuos reikėjo prisiūti, tai irgi buvo, sakykime, nes viskas buvo viename maišelėje, reikėjo atsirūšiuoti, bet viskas pavyko, tai štai jau galutinai pabaigtas darbelis ir jau galima, kaip minėjau, jo dekoruoti namus. Tiek apie jį. Vienas nedidelis pradėtukas ir pabaigtukas,
tai į mano pernai, man atrodo, metų išsiuvinėtą drugelių kolekciją papildymas. Šių metų naujiena štai toks Mill Hill Peacock Butterfly. Siuvinėjau ant rinkinyje buvusio perforuoto popieriaus ir šiaip tai labai smagiai siuvinėjasi. Jame yra, tuoj pasakysiu, net 18 spalvų siūlai, 7 spalvų karoliukai, viso 883 kryželiai. Išsiuvinėjau aš jį per 2 vakarus, labai smagiai ėjosi. Štai toks spalvingas, vasariškas, gražus drugelis. Dar vienas pradėtukas ir pabaigtukas, tai yra štai tokia Wonderland Crafts adatinė, kuri jau yra pilnai pabaigta ir surinkta. Siuvinėjas ant medinio paruoštuko, paskui tas paruoštukas prisiuvamas prie dangtelio. Viso čia yra 975 karoliukai, 4 spalvų. Tai irgi poros vakarų darbelis. Galėsiu dabar vėl pasirūšiuoti savo kai kurias adatas. Dar vienas pradėtukas ir pabaigtukas, taip pat Wonderland Crafts. Apyrankė siuvinėta karoliukais. Esu siuvinėjus jų apyrankės siūlais. Karoliukais iki šiol nebuvau siuvinėjus, bet ėjosi labai smagiai. Čia yra 5 spalvos, iš viso joje yra 923 karoliukai, ne tiek ir mažai. Negaliu pasakyti, kad siuvinėjau vieną vakarą, bet išsiuvinėjau ir štai surinkta jau pilnai galima naudoti. Galvojau, kad galbūt padovanosiu savo vienai draugiai, kuri mėgsta oranžinę spalvą, nes man kažkaip nuotraukoje atrodė, kad tai yra rudų spalvų apyrankė, o kai jau pradėjau siuvinėti, pasirodo, kad čia yra oranžiniai karoliukai. Netgi neblogai matosi, kad tai yra oranžiniai karoliukai. Dar vienas mano pabaigtas darbas, tai yra gegužės mėnesį pradėtas Mijos, man atrodo, jeigu neklystu, Christmas Gnome, kalėdinis nykštukas, kurį siuvinėjau ant 32 kaunto pilkšvos spalvos lino. Šitą nykštuką siūsiu ant prijuostės draugės mergaitei. Jame iš viso per šitą mėnesį išsiuvinėjau 2389 kryžiukus, yra 25 spalvos siūlų, iš viso yra 3993 kryžiukai šitam darbe, tai praktiškai didesnę dalį ir išsiuvinėjau šitą mėnesį. Tai darbas jau pabaigtas, labai tikėjausi jau jums parodyti apipavidalintą ant prijuostės, bet prijuostės taip dar nepasiuvau, tai rodau tik išsiuvinėtą. Na ir dar vienas mano išsiuvinėtas, bet nesurinktas darbas, tai yra štai tokios detalės Wonderland Crafts nameliui. Tai čia sienos, čia kitos 2 sienos, stogas. Na ir nesiuvinėtas dugnas, tai liko tik suklijuoti, irgi norėjau parodyti jums pabaigtą, bet kaip matot, rodau kol kas tik tai detalių krūvą. Na ir pereikim prie procesų. Tai jau labai ilgas išsitęsęs mano kelioninis procesas. Tai štai toks Suzy jedinoroga drugelis. Tai jame šį mėnesį išsiuvinėjau 548 kryželius, liko su visais karoliukais, kaunčingų, bekstyčių ir panašiai 559 kryželiai. Šiuo metu yra beveik 60% darbo. Viso jame yra 1370 kryželių, naudojama 10 spalvų DMC siūlų ir 5 spalvų karoliukai.
Bet šitą darbą aš siuvinėju visą laiką tada, kada esu labai pavargusi ir dažniausiai būna taip, kad aš išsiuvinėju 30 kryželių ir padedu. Tai, kad jame per šį mėnesį išsiuvinėjau virš 500, tai jau yra nemažai. Tai tiek apie jį. Pamiršau dar vieną pabaigtuką jums parodyti, tai yra mano Hands-on Design kalendoriaus birželis. Štai toks 2 vakarų darbas, kadangi tamsus audinys, tai pasiuvinėjau per 2 vakarus, kadangi labai pavargsta akis. Tai jame yra 523 kryželiai ir 5 spalvos siūlų, siuvinėjau ant tamsiai pilko 32 kaunto lino. Tai tiek apie jį. Kitas pajudintas mano darbas tai yra iš to paties kalendoriaus. Štai toks darbelis, irgi siuvinėjimas ant to paties 32 kaunto tamsiai pilkos spalvos lino. Jame išsiuvinėjau 716 kryželių, šiuo metu yra 14,5% darbo, viso jame yra 5380 kryželių ir liko 4598 kryželiai, naudojama 11 spalvų. Tai buvau užsiuvinėjusi tik tai va čia šiek tiek apačioje va šitų žydrų siūlų, tai pabaigiau visą šitą dalį ir pradėjau raides. Tai kai paimsiu kitą kartą, manau, kad tęsiu toliau raides, kada tai atsitiks, nežinau, bet džiugu, kad šiek tiek pajudėjo. Kitas mano pajudintas darbas yra Andželikos Ciganovos autorinė schema, tai štai tokia balerina. Nežinau, ar jums labai ten matosi, ką aš siuvinėjau, bet šitas darbelis iš kredito projekte burtai, tai aplink baleriną, va štai čia ant tamsiai mėlynos spalvos lino siuvinėjau 2 atspalvių tamsiai mėlynos spalvos siūlais, pusiniais kryželiais. Tai pavertus į kryželius iš viso išsiuvinėjau 1324 kryželius. Šiuo metu yra 67,5% darbo. Viso jame yra 9979 kryželiai ir liko 3248 kryželiai, naudojama 20 spalvų. Tai jeigu pavyktų, labai norėčiau šitą darbą Liepos mėnesį pabaigti. Bet kaip žinia, tai dažnai priklauso nuo daugelio aplinkybių, bet jeigu pabaigčiau, tai būtų labai valio, nes jau norisi naujų darbų, yra naujų planų, yra netikėtų planų, kurie nebuvo įtraukti planus planuojant šių metų siuvinius, tai būtų gerai pabaigti, būtų galima pradėti naujų darbų. Tai tiek apie jį. Dar vienas mano pajudintas darbas, tai yra Long Dog Samplers Pandemic. Jį judinu dabar kas mėnesį, kadangi su juo dalyvauju Kryžiukų namuose Facebook grupėje projekte Kryželis po kryželio. Tai šitą mėnesį pasiuvinėjau nemažai, kadangi birželio pradžioje siuvinėjau gegužės mėnesio normą, kuri buvo 1000 kryželių, ir paskutinės keletą dienų siuvinėjau birželio mėnesio normą, kuri yra 1500 kryželių. Tai iš viso per birželį išsiuvinėjau jame 2955 kryželius, beveik 3000. Siuvinėjau štai šitoj vietoje. Tai per paskutinės porą dienų tai užpildžiau va šitą visą dalį. Prieš tai siuvinėjau štai šitoj dalyje.
Tai, kaip ir minėjau, gavosi beveik 3000 kryželių. Šiuo metu yra 28 su trupučiu procento darbo padaryta. Viso jame yra 79 224 kryželiai ir liko 56 767. Liko dar labai daug, padaryta tik tai truputį daugiau negu ketvirtadalis, bet kadangi bus judinamas kas mėnesį, tai tikiuosi, kad pajudės žymiai greičiau ir kažkada vis dėlto jis bus pabaigtas. Tai tiek apie jį. Siuvinėju vienos spalvos DMC siūlais Twilight. Tai toks pereinantis siūlas nuo mėlynos iki juodos su violetinė spalva, labai šiaip gražiai gaunasi, bet trūkumas to siūlo yra tame, kad kiekvieną kryželį reikia uždaryti atskirai. Tai tiek apie jį. Na ir ką veikiau dar? Dar pajudinau štai šitą rinkinį Vitalijos Miščiuko autorinės schemos ledai. Tai, kaip pamenant, buvo išsiuvinėtas va šitas kalėdų senelis ir pradėtas jam daryti backstage'as, bet backstage'as nebaigtas, nes pagalvojau, kad darysiu backstage'ą ant visų vienu metu. Ir buvo likę pabaigti štai šito pingviniuko pilvą, nes va čia trūko baltų kryželių, tai padariau juos, išsiuvinėjau meškiuką, elniuką, paršelį, keksą ir besmegenį ir pradėjau sausainių žmogeliuko, tai žmogeliukui liko pabaigti tik tai veidą. Ir tada ant visų darysiu backstage'ą vienu metu. Tai iš viso šitam rinkinyje schemų išsiuvinėjau 4786 kryželius. Viso jame yra 8258 kryželiai. Mano statistika nebus labai tiksli, kadangi pagal schemą siuvinėjasi ir štai šitos dalys. Bet kadangi aš užsakiau tokius medinius paruoštukus, tai aš šitų dalių nesiuvinėsiu. Tai statistika yra šiek tiek iškreipta, realiai yra padaryta didesnis procentas darbo ir mažiau kryželių reikės siuvinėti. Liko pagal šitą statistiką 1906 kryželiai, bet realiai tai liko mažiau. Šiuo metu yra 77 procentai darbo iš to, kas pilnai turėtų būti siuvinėjama, tai realiai liko mažiau ir naudojama 28 spalvos. Tai štai toks nemažas darbelis yra padarytas šitą mėnesį su šitam projekte ir labai tikiuosi, kad kitą mėnesį pabaigsiu ir parodysiu jau jum pilnai pabaigtą su kontūrais darbą. Tiek apie jį. Na ir dar vienas darbelis, kurį pradėjau vakar. Tai yra štai toks maišelis, ant kurio siuvinėju karoliukais drugelį. Drugelis yra firmos Vdachnovienie rinkinys, kur, kaip matot, schema atspausta yra ant vandenyje tirpaus flizelino ir siuvinėjama karoliukais. Paskui išskalbus tas flizelinas ištirps ir liks tik tai tas drugelis karoliukais. Siuvinėju jį ant maišelio, kurį kalėdoms gavau dovanų nuo savo draugės Astos. Ilgą laiką galvojau, kogi norėčiau šitą maišelį papuošti ir prisiminiau štai apie šitus drugelius. Įsigijau vieną tokį kovo mėnesį, balandį jie atėjo ir štai neilgai laukus ir pradėjau, nes dar tikiuosi vasarą su šitu maišeliu pavaikščioti ir panešioti savo visokius įvairius daiktus ir pirkinius. Tai štai toks
pradėtukas, per vakar išsiuvinėjau 212 karoliukų ant šito drugelio. Vienintelis jo trūkumas, kad negalima pasidaryti skaitmeninės schemos, tai karoliukus reikia skaičiuoti rankiniu būdu. Tai tokie mano birželio mėnesio rezultatai. Dar turiu pasiuvinėti birželio šiandien ir rytoj dienas, bet rytoj einu į darbą, tai neturėsiu kada nufilmuoti, todėl filmuoju šiandien. Na ir linkiu lygių kryželių, kad siuvinėjimo mūza nepabėgtų, kad užtektų vasarą laiko viskam, ir mėgstamam hobiui, ir kelionėms, ir įspūdžiams. Linkiu gero oro vasarą, nors kol kas vasara mus nelabai jo džiugina. Tai tiek, susitiksim Liepos mėnesio video.